Kameriniam orkestre jūs labiau scenai buvot matomi, ar ne? Scenoje man kažkaip tai jaudulio yra, o toj duobėj galbūt daugiau tokio atsipalaidavimo. Kuris spektaklis iš pastatymų jums įsimintiniausias ir gal brangiausias? Tai buvo pirmas iššūkis, kad groti operą. O opera, tai žinot, yra pakeltos rankos. Sveiki, Panevėžio muzikinio teatro bičiuliai. Šiandien tęsėme pokalbių ciklą Teatro DNR, kuris sumanytas Panevėžio muzikinio teatro jubiliejiniam sezonui. Ir pasitikdami ne jubiliejinį, o jau 31 sezoną, toliau kalbame su žmonėm, kurie buvo prie teatro pradžios, profesionalaus teatro gimimo, jo ištakų ir ilgus metus kūrė, augino miesto muzikinį teatrą. Ir šiandien sveikinuosi su ilgametė Panevėžio muzikinio teatro koncertmeisterė, smuikininkė Inga Usienė. Labas, Inga. Sveiki, Kotryna. Labai ačiū ir labai smagu, kad esam čia ir galim pasikalbėti, prisiminti metus, kurie buvo tikrai netrumpi. Ir iš karto noriu paklausti apie pačią pradžią. Jinai buvo turbūt dar mokykloje, ar šiek tiek vėliau. Kaip atėjot į teatrą? Šiaip taip, laukiu šito klausimo. Taip. Ir prisiminiau vieną popietę, kai muzikos akademijoje atėjau į valgyklą, kur dar buvo valgykla. Tai žinau, dabar tikriausiai jos nebėra, bufetas valgykla. Ir vieną tiesiog popietę pamačiau toj valgykloje Vidmantą Kapučinską maestro. Jisai pripuolęs, tai kaip čia sekasi visada su savo... O jūs buvot pažįstami? Taip. Aš mokiausi čia technikume Panevėžyje ir jisai dėstytojas. Tai tiesiog jisai sako, viskas grįžti į Panevėžį. Griežtai. Kūrėm, sako, teatrą, kūrėm orkestrą ir jeigu galėjau, tau labai perspektyvos, čia sugrįžk. Tai buvo nebloga mintis, man jinai patiko, aš ją aišku gvildenau, kaip ir kiekvienas provincialas, aišku, norėtų Vilniuje pasilikti. bet buvo ir kitokių pasiūlymų, buvo pasiūlymų netgi į Klaipėdą, kūrėsi ir Klaipėdos kamerinis orkestras. Bet parvažiavus namo, tėvai sako, kur į Klaipėdą, kiek kilometrų ta Klaipėda, kaip tu toli būsi. Vilnius tai dar yra Vilnius, o va čia. Ir ką? Grįžau iš tą Panevėžį. Grįžau į Panevėžį, atėjau į orkestrą, atėjau į dabartinę Mikalausko menų mokyklą, mokytojauti. Taip ir prasidėjo šitas kelias. O kurie tai buvo metai tiksliai? Tai buvo 1994 metai. 94 metai. Ir čia buvo startas, tada jau atėjot į profesionalų teatrą, jau įsisteigusi, ar ne? Ir tai buvo kamerinis orkestras. Kamerinis orkestras, kuriam vadovavo maestro Vidmantas Kapučinskas. Koncertmeisterė buvo Vidmanta Luomanienė. Aš atsisėdau šalia, bet irgi buvo perspektyvai, taip ir pasakė, Inga, aš auginu tave, tu sėsi tuo į mano vietą ir tiesiog, po kiek aš pažiūrėjau, netgi kad 2001 metais aš pradėjau koncertmeisteriauti. Kad būtent tais metais. O ką jums reiškia būti koncertmeisteriu? Tai labai plati savoka. Koncertmeisteris tai yra pirmiausia tarpininkas tarp orkestranto ir dirigento. Ir jeigu nėra to tarpininkavimo, tai skaitau, tu ne koncertmeisteris. Nes pirmiausia, aišku, tu turi gerai groti, išmanyti savo amatą, bet bendravimas su žmonėm man buvo labai svarbu. Ir man buvo, kad žmonės gerai jaustųsi tame kolektyve ir kad būtume kaip didelė šeima. Ir man atrodo, mes buvome tokia šeima. Labai ilgai, ar ne? Labai ilgai buvome šitą šeimą ir tikrai žaviuosi maestro šituo talentu suburti to žmonės, surinkti. Nežinau, kaip jisai juos surinko, kaip jisai sukvietė visus į tą bendrą būrį, kaip
atrado tos žmonės, kurie senai galbūt buvo padėję instrumentus. Bet vat išdrįso ir prasidėjo šitas kelias. Kalbant su maestro, panašiam kontekste, mūsų teatro DNR vienam iš pokalbių, mes turbūt labai gražiai draugiškai sutarėm, kad tam reikalinga tam tikra ne tik begalinis noras, vizija, svajonė, bet gal kažkiek ir beprotybės tame yra, nes tik tai žmogus, kuris nejaučia tam tikrų baimių ar ne, kažko visai nebijo, gali ryštis tokiem dideliem darbam, kurie tęsiasi ne vienerius ir ne 10 metų, o kur kas daugiau. O jeigu mūsų tas pavadinimas šito projekto pokalbių ciklo yra teatro DNR, tai reiškia, kad mes ne veltui kalbam su tais, kurie turi didelę patirtį ir labai daug gražių atsiminimų apie muzikinį teatrą ir jo ištakas, bet mes labai norim ir tą DNR, tą kodą šiek tiek iššifruoti ir ne vienas žmogus kalbintas iš tikrųjų būtent akcentuoja tą buvimą šeima, bendrystę, bendrus tikslus. O kaip iš jūsų perspektyvos atrodo, ko reikia, kad tai vyktų? Tai savaime mes, jeigu ateisim ir sakysim, štai mes šeima, štai mes bendruomenė, štai mes turim bendrą tikslą, vieno pasakymo, tai neįvyksta, taip tiesiog. Kaip jeigu mes darytume genezę šito reiškinio, iš ko tai susideda, apie ką tai yra ta bendrystė ir bendrumas? Aš manau, pirmiausia, reikia mylėti savo darbą, mylėti tą, ką tu darai ir mylėti žmonės. Jeigu nemylėsi žmonių, nepavyks niekas. Ir kaip mums besisekdavo, kartais labai sunkiai, jau repeticija, niekas nepavyksta, niekas neišeina, bet per pertrauką kažkas įvyksta, kažkoks tai sprogimas ir mes išeinam į sceną ir mes kumštis. Mes kumštis, mes susižvalgom, mes viens už kitą ir yra produktas. Vat visada mane žavėjo tas kolektyvas tuom, kad sugebėjo susiimti tą minutę reikiamų laikų ir reikiamai vietoj. Taip. Ir daug kas tą akcentuodavo, daug ir kiek dirigentai pastebėjau ir kiek dirbo su kolektyvu mūsų, šitą irgi stebėjo ir matė. Galbūt ir kitose kolektyvuose, nežinau, man neteko dirbti kitose kolektyvuose, tas gal koncertinis variantas visada jis yra toksai labai jau stiprus susiėmimas tų žmonių ir manau, kad tai yra svarbiausia, kad tu jaustum kolegos nugarą ar tai petį ir tada yra produktas. Ar tai yra ilgamečio darbo kartu rezultatas, gali tai būti, ar tai yra tiesiog aplinkybė, kad žmonės susibūrė į vieną vietą, kurie jaučia panašiai, ar vis tiek tos repeticijos nėra veltui ir... Taip, repeticijos nėra veltui, kuo daugiau, tuo geresnis, aišku, tas rezultatas yra, bet pasitikėjimas vienas kitu ir ta, kaip pasakyti, to orkestro energetika, jeigu galima taip įsireikšti, tai yra labai svarbu irgi, nes jeigu tu jauti, kad sakau, vėlgi sakau, tą petį, tą kolegos petį ir man visada būdavo smagu, kai kažkas pagroja solo ir aš tiesiog žaviuosi tuo žmogum, tuo solistu ir visada džiaugdavausi tais žmonėmis, visada pasveikindavau kaip po koncerto ar po to pasisekimo ir nežinau, man tai didelė šventė būdavo, ne vien tik už save ir už kolegas ir tikrai šaunus kolektyvas, bet yra kaip yra. Mes, aišku, senstam, eina viskas į tą pusę ir labai smagu, kad mus keičia kažkas tai, kad atvažiuoja, kad jauni žmonės atvažiuoja, kad jie įsilieja į šitą kolektyvą. Ir kai atvažiuodavo, pavieniai galbūt, ten oboistas, aš vis atsimenu tą Liną Šalną, man tiesiog labai nuostabus žmogus, nuostabus muzikantas. Kaip jis įsiliejo ir sakydavo, kaip pas jūs gera, kaip pas jūs šilta. Ir priemi tiesiog kaip į šeimą. Priemi to žmonės. Ir su jais yra tikrai labai gera ir malonu. Kameriniam orkestre jūs labiau scenai buvot matomi, ar ne? Ir teatro evoliucijai ir augime, natūraliai, kai atsirado tas teatras, įsisteigė, prasidėjo spektakliai.
orkestras iš scenos šviesų leidžiasi į orkestro ložę apačioje. Koks buvo šitoj vietai tas virsmas iš kamerinio orkestro į teatro orkestrą ir ar tai buvo tiesiog toks prisitaikymas prie situacijos, ar jūs nujautėt, kad taip gali atsitikti ir ta perspektyva ir va, tas palyginimas, koks yra tas būti scenoje ir būti orkestro ložėje? Kaip jauti publiką skirtingais atvejais, ar jinai gal visai taip pat jaučiasi ir toj vadinamoje orkestro duobėj? Orkestro duobėj tas pats, irgi atsakomybė ir prieš dirigentus, ir prieš muziką, ir prieš kolegas vėlgi. Scenoje man kažkaip tai galbūt daugiau tokio jaudulio yra, o toj duobėj galbūt daugiau tokio atsipalaidavimo, bet nepasakyčiau, kad tai yra atsipalaidavimas. Tai visiems tu seki ir tą tekstą seki ir visą procesą, kas vyksta scenoje, ir tu visada turi būti veiksme. Ar tu duobėj, ar tu viršuje, tu visada veiksme esi. O kaip santykis su publika apačioj, vat, kiek jinai tas... Ar jaučiasi dainininkas, choro dainininkas ar solistas, jisai mato ir tą energetiką gauna tiesiai, be jokio barjero, ar ne? O čia ar yra kažkokios indikacijos, ar jūs tuo metu spektaklio veiksme, ar būdavo, kad pajuntat iš kažkokių ženklų, kad ar publika gerai reaguoja, ar blogai, neskaitant aplodismentų, ar vyksta tas teatro stebuklas? Taip, visuomet, kada esi scenoje ir darai veiksmą, arba atlieki muziką, ar tai vaidini spektaklį, aš manau, visada yra atoveiksmis. Visada jauti publiką, ar tave publika priima, ar tave atstumia, ar kažkas tai vyksta. Ir tas, jeigu tai yra sintezė, jeigu tai yra susijungia, tai yra iš karto geras produktas, iš karto tai duoda potencialą gerai kokybei. Ir aš manau, ir tiem patiem aktoriam, ir muzikantam yra žymiai smagiau, kai yra iš salės ateina emocija. Ir tas labai jaučiasi. Ar tu sėdi duobėje, ar tu esi scenoje, visada jaučiasi šitas. Ar tu groji kvartetu, ar tu groji solo, ar tu groji kažkur tai. Tada visada malonu ir tu visada jauti, ar tavęs klauso, ar tave priima, ar tave sutinka. Ar tu gali perteikti tą visą jaudulį, tą muzikinį jaudulį. O šiaip tai visada stengiamės, ar aš duobėj grodavau, ar aš sakau viršuje, ar scenoje, tai visada tu eini per muziką, tu eini per jausmą, nes jeigu pas tavai nėra jausmo, tai tu nesi menininkas. Jums teko daug koncertuoti ir su kameriniu orkestru, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Ką teko, kokia šalis teko aplankyti, tas orkestro istorijos tarpsnis yra toks, sakyčiau, šiek tiek pilkoji zonai, galbūt nėra išlikę spaudos atsiliepimų, kažkokių užfiksavimų. Ką teko aplankyti, kur teko būti, kas labiausiai įsiminė ir ką jums tuo metu reikšdavo tos kelionės, nes tai buvo irgi prieš nemažai metų, ar ne? Taip. Sako, norim pažinti žmogų, išvažiuok su juo kelionę. Tai vat būtent tas mus dar daugiau galbūt sukabindavo kaip kolektyvą. Vieni kitus daugiau pažindavome, susibendraudavome. Pradedant galbūt net pradėčiau nuo tokių kelionių kaip į Nidą. Mus maestro Kapučinskas vis išveždavo vasarą kelias dienas į Nidą su visom šeimynom. Su visais vaikais, su visais naktiniais podukais važiuodavau. Tai vat būtent visa įranga. Visa įranga ir tada tiesiog ne tik tai, kad mes kaip šeima, bet dar ir šeimos mūsų susibendraudavo, ir antrosios pusės, ir vaikai, ir vieni kitus dar labiau pažindavome. O šiaip, jeigu iš tų kelionių, kas man labiausiai įsiminė, tai aišku, man įsiminė kelionė į Maskvą. Kaip bebūtų dabar, gal negalim kalbėti apie tą dalyką, bet buvo Lietuvos dienos Maskvoje, Rusijoje, gal galima sakyti. Tos dekados, taip, vadinamos. Taip. Ir buvo kaip tik Juozas Budraitis, buvo atašė Maskvoje ir mes važiavome atstovauti Lietuvai, tai važiavo Gelgotinės choras, važiavo Čiurlionio kvartetas
Ir mes kaip orkestras, aišku, mes daugiau akompanuodavom Gelgotinės chorui, Virgo merginų. Ir tada mane kas pritrenkė labiausia, mane pritrenkė, kad Maskva, tas milijoninis miestas, yra Maskva. O šonai, kurį išvažiavom, buvo Voroneže, tai jau yra absoliuti biednystės, kaip galim pasakyti. Bet Kontrastas taip, didžiulis. kontrastas didžiulis ir aš atsimenu, kas toj kelionė mane paveikė labiausia, tai kad aš sėdėjau, aišku, spektaklio metu šalia Juozo Budraičio, taip man jau pavyko atsisėsti ir mes stebėjom Lėlių teatrą, vadinosi, rusiškai pasakysiu, Šanel, tai gal Mėlynė, ar kaip čia verčiasi, Gogolio spektaklis. Ir aš supratau, kad menas kūriamas vat, iš to skurdo yra begaliniai stiprus. Mane tai paveikė, nežinau, man atrodo, ir su kolegom kalbėjom paskui, kad visus paveikė tas spektaklis, mes verkėm. Verkėm ir tai buvo labai stipru. Ir galbūt aš parsivežiau iš tos kelionės va šitą didžiausią įspūdį, vat, būtent to, kad vat, gyvendami tokiam skurde žmonės kūrė tokį didelį meną. Ir supranti, kad menas jis yra neįkainojamas. Jam kainos nėra kainos. Nėra, tai yra vis dėlto idėja, tai yra iliuzija, o tam sukurti reikalingas begalinis darbas, begalinis talentas ir manau, kad visur tas pasižymi. Teko keliauti ir su tuo choru nemažai apvažinėti, aš ne į visas keliones vykau, bet teko pabuvoti keliose šalyse, labai buvom dideliai draugystiai su Rasa Gelgotinė, labai daug apvažinėta šalių yra ir Šveicarijoje, ir kas dar Vokietija, man atrodo, buvo Švedija, buvo daug aplankyta šalių ir tikrai po kiekvienų gastrolių tu parvažiuoji pilnesnis, tu parvažiuoji pasikrovęs, tu visą laiką išvažiavęs, kaip ir kiekvienoje kelionėje. Ir dabar žmogus, jeigu išvažiuoji, tokia aišku, lavėjai, tobulėjai, taip kitoks pasikeitęs. Labai buvo didelį draugystę mūsų užsimezgus su Čiurlionio kvarteto 2 nariais, tai Saulium Lipčiumi ir Aloyzu Grįžu, kurie mums daug irgi padėjo ir grojo kartu su mumis. Ir mums, orkestre. Taip, orkestre jie ir tos pravesdavo masterklasus. Tai va, tikrai labai labai didelė buvo pagalba ir labai didelis šuolis ir orkestro į priekį ir nežinau, tikrai. Kokią programą labiausiai apartų, kur, kaip minėjote, komponuodavot chorui, esat kažką paruošę tokio kaip kameriniam orkestrui? Tai kamerinio visos Vivaldžio simfonijos, taip, Samartinė, Vivaldis, daugiau aišku ta barokinė klasikinė muzika, nes tokiai sudėčiai kažkaip tai platesnio nepagrosi ir O jeigu iš to laikotarpio prisimintume kolegas, vat, ryškiausios pavardės, nežinau, ar šiek tiek, ar kas jau nebedirba iš tų, taip, iš kolektyvo, iš smuikininkų, iš aišku, styginių. Visiems lenkiu galvą, visiems tikrai darnus kolektyvas, visi dirbom petys į petį, bet gal ryškiausiai ir labiausia, ko man trūko, kai išėjo tas žmogus, tai buvo Leonas Dambrauskas, kontrabosistas. Aš skaičiau ir laikiau jį savo broliu, nes begaliniai daug ir buvo taip ansamblėje su juo pragrota ir orkestre, nes būdavo kaip bosas ir pirmas smuikas, visus išvalgydavom mes su juo ir atrodo kaip tokie du poliai ir laikai. Tai va šito žmogaus man ir po šiai dienai labai trūksta ir didžiausia pagarba šitam žmogui. O šiaip tai visi kolegos tikrai ir koncertmeisterė Daiva Razguvienė ir tiek Lina Viningienė. Tikrai dirbom, stengiamės, rašėm štrichus, toks ir darbas tas, kad derinti štrichus, sutvarkyti visą, galim taip sakyti, virtuvę. Šiaip tai. O kiek buvo toj pradžioj orkestro? Maždaug taip, žmonėmis, jeigu. Buvo 3 pirmų pultai, 2 antrų, 1 altų,
Ir aišku, pagarba Liubov Orlova. Taip. Nes jin viena labai ilgalaikė, viena visą frontą, vat, būtent tų. Tikrai tai yra sudėtinga, nes irgi visa atsakomybė ant vienų pečių, tai yra sunku. Ilgą laiką jinai buvo viena, po to truputėlį vat, atvažiavo Saulius Lipčius, vat, maestro. Tikrai didelis ačiū šitiem žmonėm, nes jie tikrai daug padėjo ir patys grojo, ir mus konsultavo, mokė, repertuarą tikriausiai rinkomės kartu su jais ir ta bendrystė tikrai labai išlikus, glaudi. Ar jautėt kaip kamerinio orkestro muzikantai tą virsmą, kada, kaip ir maestro Kapučinskas pasakojo ir tą pradžią pačią apie tą poreikį, kad buvo labai aišku, kad reikėjo lemiamų sprendimų, kad kaip mėgėjai jau tas kolektyvas nebegalėjo veikti, turiuomenį operetės pastatymai, kad reikėjo to virsmo į profesionalų teatrą. Kaip jūs atsimenat tą visą laikotarpį ir tas legendinės istorijas, kurios dabar iš tikrųjų virsta legendom, kai buvo ir kino teatras ruošiamas tapti muzikiniu teatru, bent iš dalies, tai yra grimerinės orkestrui vieta, ložė. Koks buvo jūsų kaip muzikantų pojūtis, jausmas ir išgyvenimai? Sustabdyti jūs, Kotryna, nes aš pradžioje grojau tik tai kameriniam orkestre. Pradžioje aš atsisakiau būtent operetinio to žanro grojimo, nes man buvo tai tikriausiai per daug, aš nežinau, kokiais ten aš sumetimais, bet aš grojau tik tai kameriniam, kai jisai pradėjo kurtis, bet po to, kaip mes jau pradėjom platėti, aš prisijungiau prie šito operetės, prie teatro. Tai va ta pradžia, aš, kaip sakyt, irgi įsiliejau į teatrą, o ten koncertmeisteriavo Daiva Razguvienė, kiek atsimenu, o šitam kameriniam orkestre irgi aš įsiliejau. Nebuvo tai, kad aš atėjau ir aš pradėjau kurti. Aš įsiliejau į kolektyvus. Tai vat, aš nesu tos pradininkas. Aš suprantu, bet tas jausmas, kaip pačiam kolektyve, vis tiek, kurie tai buvo metai, kada pradėjo teatre jau kaip su spektakliais darbuotis. Sudėtinga ir pasakyti, žinokit, aš nežinau, kada mes ten virtom, bet O tada kuris spektaklis buvo vat, pačiai vienas pirmųjų? Ar ne Traviatą, aš atėjau į Traviatą. Aš bijau ką pasakyti, bet Traviatoj tai tikrai jau grojau, nes tai buvo iššūkis. Tai čia atskira istorija. Atskira šita istorija, bet aišku, teko visuose groti operetėse pastatytose ir Baliai Savojai, ir norėjau sakyti Silvoj, bet Silvos taip ir nebuvo Silvo pastatyta, tik tai kaip mes buvom studentai, tai vat mes nuo mokyklos laikų buvo tasai mokyklinis netgi mūsų toksai orkestras, tai vat buvo, vat teisingai jūs paminėjot, vat ta pradžia ir buvo tas mokyklinis orkestras. Kai mums orkestro disciplina, tai buvo, kad mes ėjom ir grojom. Į teatrą. Į teatrą. Taip, tai buvo tas senasis prie Klevo teatras, kultūros namai, kur mes ten dalyvaudavom. Tai va. Su noriai tą darėt, ar labiau reikėjo ir buvo? Įdomu, nes taip pat buvo kelionės, mes vykome į kelionę, važiavome į Rumuniją, į Bulgariją. Su spektakliu? Ne, su koncertinė programa, operečių koncertinė programa. Taip, važiavome iš tas šalis, tai buvo 16 metų man gal. Taip, gerai priminėt čia. Į Vokietiją važiavom su koncertiniam programom. Buvo tokios irgi išvykos, tikrai įdomios buvo išvykos, daug įspūdžių ir sakau, irgi lenkiu galvą prieš maestro Kapučinską, kaip jis vežėsi mus tokius paauglius ir kaip jis ten su mumis tvarkėsi, nes ten buvo iššūkių, visokių kuriozų. Bet šiaip tikrai visi sveiki, gyvi laimingi. O įsimintiniausia? Įsimintiniausia, kai buvo libiečių laivas priplaukęs, taip, tam pačiam viešbutį gyveno, kur ir mes, jaunimas, ir turėjom nuotykių, kaip atvažiavę iš tokios šalies, mums jie siūlė visko.
Siūlė ir narkotikų, siūlė ir džinsų, siūlė ir ko tik nori. Mergaitė, tik ateik pas mane į kambarį. Vat buvo ir tokių iššūkių. Tai vat sakau, čia tokia briauna praėjom, kad, bet sakau, viskas laimingai ir mes laimingai grįžom. Niekas nepasiliko. Niekas nepasiliko, niekas neišplaukė su tuo laivu, bet tai buvo tikrai įspūdingos kelionės. O tos pirmosios, nes ir man kaip vaikui tai buvo tikrai irgi moksleivių. Nu, tai buvo įdomu ir be galo įspūdinga. Ir sakau, buvom išvežti į tą kelionę. Tai gal nuo čia ir prasidėjo tas, būtent tas formavimas to orkestro, nes iš čia kilo ta idėja tikriausiai. Iš mokyklos ir tas pereinamumas, kas turbūt šiandien jau ženkliai sudėtingiau. Taip. Dėl daugelio aplinkybių. O kuris spektaklis iš pastatymų jums yra kaip muzikiai įsimintiniausias ir gal brangiausias, ar tai mes prie tos Traviatos sustosim, ar kažkokių... Tikrai taip, prie Traviatos, nes tai buvo pirmas iššūkis, kad groti operą. O opera, tai žinot, yra pakeltos rankos, jokios pauzės nėra, čia ne operetė, kur yra taip elementai. Ir vat kaip maestro sako, tu verti puslapį, tu jau turi girdėti, koks ten tempas. Tai mes labai ilgai mokėmės, kokie tempai ir kad matyti dirigentą, matyti ausyje, girdėti tempą. Tai yra irgi kaip koncertmeisterio ta pareiga, taip pat žinoti partitūrą, taip pat žinoti visą muziką, visą seką ir tikrai buvo sunku. Tai buvo iššūkis, bet sakau, mes buvom labai laimingi. Labai laimingi ir dėkingi už tokią didžiulę šventę, kurią suteikė mums šitas žmogus, šitą tikrai asmenybę. Julius Geniušas. Taip, Julius Geniušas. Tai vat, ir tikrai gražus darbas. Jam pačiam buvo keista, kad mes niekada nepaprašėm pertraukos. Jisai sako, o kur čia pas jūs profsąjunga? Mes sakom, tokios neturim. Kas tai yra? Taigi visuose kolektyvuose sako, viskas, laikrodį baksnoja, kas čia jau reikia baigti, maestro jau pertrauką, sako, jūs nei vienas to nesakot. O mes ten įsižiūrėjome, žiūrim, kaip, tikrai, tai buvo labai įdomus darbas, labai. Ir dar tą Violetos partiją atliko Ona Kolopovaitė. Tai irgi... Jaunutė dar. Taip, jaunutė ir dėjo tikrai visas pastangas ir nuostabu buvo, nuostabu tikrai. Ar jūs kaip kolektyvas, nežinau, tarpusavį besikalbėdami, ar tiesiog kilo ta mintis sieti šitą spektaklį su tuo, kad Traviata Lietuvai žymi profesionalios operos pradžią ir kad kiekvienas teatras iš esmės šitą spektaklį profesionalus turi savo repertuare anksčiau ir vėliau. Ar jūs jautėte tą pakilėjimą, kad dabar tai yra tarsi kažkokia riba, kažkoks žingsnis į tai, kad atsispirimo taškas, kad jau, kaip ir maestro yra pasakęs Kapučinskas, kad jau dabar tai jau niekas mums jau mūsų niekas nebepalauš ir kad tai yra kažkoks tas pamatas padėtas. Ar buvo kolektyvui tas? Tikrai taip. Mes ir patys pasijutom tikrai labai svarbus, labai kitokie, nes mes prisilietėm prie tokios didingos muzikos. Man, sakau, iš tos Traviatos įžanga, ta preliudija, aš ją klausydavosi, aš nuo paauglystės klausydavau. Man tiesiog eidavo šiurpas nuo tos muzikos. Ir tas filmas Zefirelio, ta Traviata. Čia kažkas nuostabaus ir kai pradėjom groti, tai aš galvoju, aš negaliu liestis prie tos muzikos, jinai man šventa buvo. Žinot, kaip kažkas, kai sudievini kažką ir tu bandai prisiliesti, tai begaliniai buvo. Man begaliniai jautru buvo šita visa muzika, šitas pastatymas, šitas žmogus už pulto, kuris, sakau, ir mane išauklėjo, kad 5 minutės iki išėjimo mano mirtina tyla duobėje, mirtina tyla, tik tada aš išeisiu, jeigu nebus tylos, tai aš neinu, net prie pulto neinu. Tas tikrai labai mus disciplinavo ir ta disciplina tikrai visada duoda savo rezultatų. Ar tas maestro darbas bendras kartu su jumis Traviatos pastatyme, ar jisai toliau, kaip minėjot, ir kažką išmokė, ir kažkokių patarimų davė, ar ne, ir kaip turėtų būti, ir gal tos scenos etiketo atžvilgiu, ar paskui jūs tą tęsėt, ar buvo perimti tie patarimai, kaip pačiai jaučiasi
Žinoma, visi, bet koks, man asmeniškai, bet koks dirigentas, tai yra pamokos, didžiulės pamokos, visada tu imiesi ir tu turtėjai. Bet koks žmogus, bet koks prieimas ten prie pulto, tai yra lobis, tai yra, tu kraunėsi savo turtą, tu gali paskui perteikti vaikams šitą žinias ir taip mokykloje ir tu tiesiog, nežinau, sakau, jeigu taip jau bėgant į priekį iš karto, ir kaip aš galėjau išeiti su šita diena rugsėjo mėnesį, bet aš išėjau ne rugsėjo mėnesį, išėjau vėliau, nes buvo statomas žmogaus balsas su nuostabiu dirigentu Erki Pek. Ir aš pasilikau, nes aš norėjau prisiliesti prie tos prancūziškos muzikos, prie to publikos. Ir vėl buvo stebuklas. Man vėl buvo stebuklas. Čia kažkas tai buvo, tas Kaušo atidarimas, ta muzika, tai begaliniai stipri, begaliniai tas stiprus jo žinojimas tos muzikos ir tai buvo vėlgi man kaip žmogui didžiulė dovana. Didžiulė dovana. Labai smagu, o grįžtant į ankstesniuosius laikus, ar turėjo orkestras kokį nors savo ritualų, savo prietarų, savo kažkokių vidinių tokių susitarimų, tvarkų ar panašiai, kas buvo būdinga tik tai jūsų kolektyvui? Taip, kaip ir kiekvienas kolektyvas tikriausia turi. Tai švęsdavom ir gimtadienį būdavo kiekvieno pažymėti ir kaip džiaugdavomės kiekvieną šventę, žinodavom ir tuos jubiliejus ir šeimos pagausėjimus, nes mes buvom toks kolektyvas, kada ir netgi gimdėme vaikus kartu. Ir mano Jonas gimė, ir kolegų mes iš to tarpo, kad ir vaikus kartu auginom. Būtent ar kažkurio etapu muzikiniam teatre veikia vaikų darželis alternatyvus? Panašiai. Buvo tokių. Eglutės būdavo. Kalėdų eglutės, taip, su dovanėlėm vaikams. Dar buvo tais laikais, kad būtent vaikai gaudavo tas dovanėlės. O prieš einant į sceną kažkokio ritualo ar prietarų tokių susijusių? Tokį, gal aš tiesiog iš savo pozicijos pasidalinsiu. Man visada būdavo pikta ant merginų, kad jos eina visos gražinosi, ten dažosi viską, o aš turiu visus praeit suderinti, patikrinti ant tale. Ir aš kartais išeidavau ir be lūpdažiai tas. Nes iki paskutinės minutės, taip, iki paskutinės minutės tu nori susekti, kad viskas būtų surikiuota, sutvarkyta. Ir netgi tas pats Lebukas sako, Inga, gal tu šukas esi atrauk, gal tau plaukai čia reikia pašukuoti. Netgi iki tokio lygio. Čia aišku juokas, bet Inga, visiškai ne juokas yra tai, kad iš tikrųjų pačiai toli gražu nesvetima milžiniška atsakomybė. Ir tie visi šalia to sekantis dalykai, ką ir dabar pasakojat, kad visų pirma prioritetas sužiūrėti, sutikrinti, pasiruošti, išpildyti, sužymėti. Kaip manytumėt, iš kur tas atėjo? Ar tai yra tiesiog jums duotybė, ar kažkas ugdė, išugdė, kaip klonuoti tokius žmonės, arba kaip jie atsiranda? Su tokia pasišventimu, atsakomybė ir... Aš atsimenu savo gerbiamo amžinatilsį profesoriaus Jono Urbos pasakymą. Vaikelis sako, šitas mūsų instrumentas, muikas, žinai, ką jis pirmiausia išugdo? Kantrybė. Sako, šitas instrumentas, būtent jeigu tu neturi kantrybės, čia ne tau. Nes yra tikrai sudėtinga, labai daug turi savęs nugalėti, kad pirmiausia išmokti groti šito instrumentu. O tada jau užsiaugini šitą skūrą, užsiaugini tą šarvą ir tu suvoki, kad be atsakomybės, kad jau savo partijos nemokėti ir eiti darbą, tai čia yra neleistina. Tiesiog yra neleistina. O pasirinkimas instrumento, kuris reikalauja tiek kantrybės, kaip atsitiko šitas? Aš nenorėčiau šito pasakoti. Iš tikrųjų norėčiau šito pasakoti, nes tai aš per ašaras. Man tikrai tas instrumentas buvo per ašaras. Aš labai ilgai galvojau, delsiau, norėjau mokytis, man tikrai mokslo gerai sekėsi, norėjau visai kitą sritį eiti, bet čia tėvų įspėjimas. Ir mano, pirmo Panevėžio mokytojos Vytauto Malčiaus susitarimas su tėveliais, kad aš eisiu tą kelią. O po to, jau kai baigiau šitą
Panevėžio švedo pedagoginė, technikumas buvo, technikumas. Jau jisai sako, nu žinai, Inga, sako, tik žvaigždutėm Vilnius, tik žvaigždutėm. Ir mane tada šitas sakinys užbeldė. Galvo, ką, aš ne žvaigždutė? Tai vat ir tas, kaip sakyt, toks buvo spyris. Ir galvo, nu ką, pabandykim. Ir nuvažiavau į tą Vilnių. Nu kaip ir pavyko, kaip nepavyko. Pas bet patį žinokit, Urbo profesorių, tai čia taip, labai bet aiški. mano mokytojas, kai aš išėjau ir aš pasakiau, kad aš gavau už grojimą 3, tai yra buvo 5 sistema, jis pradėjo verkti. Sako, vaikeli, tu įstojai. Nes jeigu ten jau nebūdavo šansų, rašydavo 2. Aha. Būdavo didelis konkursas, tikrai labai didelis konkursas. Tai vat buvo iš Čiurlionio meno mokyklos. Nepriėmė, o mane priėmė. Tikriausiai mane kaip eksperimentą priėmė. Na, niekas dabar nepasakys. Bet profesorius Urba tikrai be galo išskirtinis žmogus, asmenybė. Ar teko pakovoti dėl vietos, vat kaip pas jį pavyko, ar tiesiog jau turėjot krypti, norėjot pas profesorių? Pas profesorių visada yra siekiamybė. Ne iš karto aš pakliuvau, bet pakliuvau pas šitą žmogų ir aš jį tiesiog dievinau. Šitą žmogų dievinau. Nes tai buvo didžioji raidė. Profesūra, didžioji raidė ir jis man pavyzdys iki šios dienos. Ir, nu, kaip tėtis. Kaip neveltui mano sūnus Jonas. O, kaip gražu. Tai yra didelė asmenybė tikrai, jeigu pas jį irgi važiuodavo visi studentai švęsti gimtadienį, sodą, ten pas jį būdavo fiestos ir nuostabus žmogus, nuostabus. Netgi buvom pasikvietę Giedraičių bendrabutį, įsikepę plokštainį bulvių. Ir Kugėlių liaudiškai tariant paprastai. Ir profesorius atvažiavo. Mes važiavom su troleibusu kartu už parankės, apsikabinę. O kai atvažiavo į Panevėžį profesorius, čia buvo, neatsimenu, konkursas kažkoks, jis atvažiavo, komisijos narys buvo. Vaikelis sako, aš tau įsikabinsiu į parankę, aš bijau per tą Panevėžį eiti. Sako, čia pas jūs tokia Čikaga. Nebijokit, sako profesoriau, ramiai. Nu, čia aišku juokas, bet sakau, šitas žmogus irgi labai mano gyvenime buvo labai svarbus. Labai svarbus. Kaip ir profesorė Kalinauskaitė. Aš pas ją mokiausi. Irgi legendiniai. Taip, legendiniai šitie žmonės, kurie formuoja asmenybės ir begaliniai dėkinga aš tiem žmonėmis. Galbūt, vat, kaip jūs ir sakot, vat, atsakomybė, nes tu negali pas tokius žmonės pasimokęs, tu nebegali būti kitoks. Kitaip žiūrėti. Taip, kitaip žiūrėti negali. Nes ten, nežinau, net nežinau, kokį dabar profesorių galima būtų prilyginti. Aišku, galima atrasti, yra tikrai pasišventusių žmonių, kad ir Rūta Lipinaitytė, tai pasišventus tikrai savo amatui, savo specialybėje. Irgi myli labai tą styginių skyrių ir tos smuikininkus. O kaip Inga požiūris į konkursus tais laikais? Tikrai nebuvo tie konkursų seniau ir va šiandien, kai pačiai tenka ugdyti jaunuosius smuikininkus, ar visada tas konkursas duoda... Vertas konkurso vardo? Vertas, konkurso vardo, bet ką jaunam žmogui tas duoda, ar tai kaip tik jį stiprina, paskui stoti drąsiau į tą konkurencinę kovą, kuri turbūt nėra išvengiama šiais laikais, ar atvirkščiai, jinai truputėlį užgožia tą kovą, džiaugsmą, muzikavimą ir tos... Kaip kam, tikriausiai, kaip kuriam žmogui. Jeigu tai yra sėkmė, tai čia, aišku, kiekvieną varo į priekį. Turėjau netgi tokį momentą, kai grįžom, galvoju, ką dabar pasakyti mokiniui. Mes nelaimėjom, grįžom. Ką dabar darysim? Ir veina mokinys į klasės. Ką dabar darysim? Dirbsim toliau? Ir tas man vėlgi, aš tarp kitko labai daug iš mokinių išmokau. Labai daug. Ir tos stiprybės netgi, ir tos kovos už save, už tą savo buvį. Ir tie žodžiai galvoju, bet ant kiek vaikas stiprus ir jisai nori kovoti, jis turi tikslą. Svarbiausia gyvenime turėti tikslą. Ir tada jis link to tikslo sieksi. Sunku, konkursai tikrai labai sunku ir yra didelės kovos. Aišku, mažiukams, sakyčiau, tiem vaikam reikia visiems tos sėkmės, visiems laimėti reikia, kad jie pasidžiaugti, kad jie suvoktų. Bet vėlgi, jeigu mes
lengvai dalinsim tą sėkmę. Kai jos Pripras ir galvos, kad man tai reikia, man duokit dabar tą sėkmę. Man dirbti nebereikia, aš noriu tik sėkmės. Tas irgi yra negerai. Kur ta riba yra? Nebeaišku. O jūsų aplinka, jūsų bičiuliai, kai buvot moksleiviai patys, jūs eidavot į muzikinį teatrą? Žiūrėdavot spektaklius? Liaudės operetės pastatymus? Liaudės operetė. O žinokit. Ar aplenkdavot? Aš nebežinau, ar vykdavo. Gal vykdavo. Aš pats sakau, kai grojau, tai kai buvau jau šitą studentę technikumo, tai tada jau pati dalyvaudavau tuose koncertuose. Aišku, būdavo labai galingi pirmadieniniai koncertai. Tai būdavo labai stiprus, netgi Vespevoko orkestras buvo Panevėžyje atvažiavęs. Tikrai labai garsus kolektyvai būdavo, atvažiuodavo. Ir pilnos salės būdavo žiūrovų. Ir iš karto? Visą laiką pilna salė buvo? Buvo pilnos salės, pasakysiu kodėl. Nes vykdomojo komiteto pirmininkas, jis tikriausiai taip vadinosi, aš dabar negaliu tiksliai įvardinti, Kačkus gerbiamas, jau irgi amžinatilis, jis sėdėdavo pirmoje eilėje. Jis vadovavo visam miestui ir miesto galva sėdi pirmoje eilėje. Tai irgi reiškia tikriausia, tai kad miestas taip ateina. Pavyzdys. Taip, pavyzdys. Labai priklauso nuo tos valdžios požiūrio, tikrai. Čia labai svarbu. Vykdavo tie koncertai ir tokie svaros koncertai būdavo netgi. Iš visos Tarybų Sąjungos, kaip ten būdavo, atvažiuodavo, ne tik tai, kad... Bet šita pirmadienio tradicija yra iš Juozo Miltinio, man regis, ar ne? Tąsa tokia kaip... Taip, tai iš to. Perimamumas. Bet aš, pavyzdžiui, kai nuvažiavau į Vilnių studijuoti, tai aš buvau išbadėjusi tų renginių, tai aš praktiškai laksydavau kiekvieną vakarą, nes ten tu gali rasti tikrai kiekvieną vakarą. Tai kol pasisotinau, tai tikrai ilgai lakščiau. Užtruko ilgai lakščiau po tos koncertus, nes be to vėl tu nelavėsi, nes vien tik grodamas užsidaręs klasėje, tu absoliučiai. Turi būti platus akiratis ir kaip profesorius Gerolaitis pasakė, jeigu tu neskaitysi knygų, aš tau nerašysiu gero pažymio, o tu neskaitai knygų. Parašė tokį 5, mažiuką, nu jo, bairytą, mažiuką. Ir toks minusas per visą knygelę. Bet buvo taip. Dar viena asmenybė, kuri priartina prie muzikos dar kitais būdais. Tikrai taip. O kokie spektakliai, atsimenat, be Traviatos tuos, kurie buvo irgi žingsnis visam kolektyvui į priekį, nežinau, įsimintini, brangus? Labai mylėjo publiką Balius Savojoje. Labai toksai, tikrai geras pastatymas, buvo graži muzika. Šitas spektaklis, toliau kas tai jo, Dorovingai Zuzana. Kas linksmoji našlė, visas tas repertuaras. O aš užaugau su Silva, Čardašų karalienė. Tikrai stipri muzika, ten ją pagroti. Yra reikalų tikrai šitą muziką. Ir man atrodo, Panevėžys, jisai, ta mūsų atlikėja, Nijolė Garbaliauskienė, taip, jie buvo labai įsimylėję ir jinai tikrai buvo paukojusi gyvenimą šitam teatrui. Šitam liaudės teatrui, taip jis vadinasi. Tai vat, tikrai žmogus atsidavęs buvo. Nors pat ir architektė buvo, pat architektė, o jinai vat, darbo. Man Panevėžys tikrai, turbūt daugelis aplinkybių taip sukrito, kad terpė, kuri be galo derlinga ir visapusiškai tas indėlis ir perimamumas, jisai ne tik nuo profesionalaus teatro pradžios, jis nuo šimtmečio pradžios ir tas labai jaučiasi turbūt visapusiškai ir tiek, kad vien iš Panevėžio galėjo būti tiek scenai žmonės, tiek ir orkestre. Taip. Ir šiandien mes turim truputį kitą situaciją ir labai laukiam tų moksleivių, kurie galėtų 16 ar 15 metų įsilieti. Taip, aš dar norėčiau
dar norėčiau pasukti ties tuo, kad tas kolektyvo būvis, kasdienybė, artumas, kaip jūs išjausdavot, nežinau, ne tai, kad žymėdavot, ne tai, kad švęsdavot, bet kokios reikšmės būdavo tie patiems premjeriniai spektakliai, ar sunkiausia būdavo pirmas, ar kažkaip, ar generalinė repeticija, vat kurioj vietoj būdavo tas jau jausmas, kad spektaklis pavyko, įvyko, lūžis toks savotiškas. Visada yra jaudulys premjera. Ir nežinau, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Tikriausia, kad nėra to geriausio varianto tas premjera, nes jaudulys jisai truputėlį sukausto žmogų. Tai vat ta laisvė atsiranda jau po kelių spektaklių, jisai išlaisvėja ir aktoriai išlaisvėja, ir muzikantai išlaisvėja. Manau, kad geriausias produktas, kaip sako, neik į tą premjerą, sako, palauk truputėlį ir po kelių spektaklių. Bet šiaip jaudulys, tas premjerinis jaudulys irgi duoda savo. Jisai tave pakylėja. Jisai pakylėja ir tu tikrai kitom jėgom atrodo stengiasi ir eini ir dirbi, groji. Ir tas produktas, aišku, jisai turi savo spalvos, turi savo to jaudulio. Tas jaudulys irgi, man atrodo, tokia tvyro irgi įtampa ir ta turi savo emociją. Aš manau, kad taip. O ar neliūdna, kad grojant orkestre spektaklyje, kad labai mažai tenka, turbūt iš vis netenka pamatyti to spektaklio? Aš truputėlį iš savo pozicijos matydavau. Šiek tiek matydavau. Aišku, kitiem tai labai jau liūdna. Visi sakydavo, nors veidrodį kokį priklijuokite prie sienos, kad mes matytume tą veiksmą, tą vaizdą kažkaip. Tai, aišku, tas įlindimas po to duobę, tai jisai toks irgi savo prideda. Tu sėdėtum scenui, nežinau. Turėjom ir vieną spektaklį, kai Liudas Mikalauskas dainavo, ta kavos kantata buvo ir Pergolezė, Tarnaitė ponia. Tai vat orkestras sėdėjo scenoje. Tai irgi vėl orkestras buvo pajungtas į tą patį veiksmą. Režisierius taip jau norėjo, kad mes ten truputėlį pajudėtume, pavaidintume kartu. Tai vėlgi iššūkis bet įdomus. Tu matai veiksmą, tu jau kitaip, vėlgi tas grojimas kitoks. Tai buvo ir tokių tikrai įdomių sprendimų. Aišku, labai gražu, kad jūs tas lietuvių tą muziką iškėlėte į viršų, tas yra labai svarbu. Ir tas Strazdas sugrįžęs ir tie Devinbėdžiai. Irgi buvo labai didelis. Iššūkis. Taip, labai didelis iššūkis tikrai, ta muzika, tas Kutavičius, tai jeigu, kaip ir sakė pats maestro Šimkus, sako, jeigu būtumėt iš tų partitūrų, tai sako, nežinau, ar Vilniaus orkestras būtų suskaitęs iš tos partitūros, kokia buvo ta originali partitūra. Teko matyti tą rašliavą, tą Kutavičiaus, tai tikrai yra hieroglifus. Taip, ir išlukštenti tą muziką, tai čia tikrai yra labai svarbu ir čia labai didelis. Ir Lietuvai indėlis, aš manau, ir jūsų, Kotryna, čia indėlis, kad, sakau, tą lietuvybę, tai prikelti. Tai čia nekas kitas kaip Panevėžietis, Bronius Kutavičius, tai čia, kaip sakant, natūraliau negali būti. Inga, dar iš tikrųjų tie pakelimo momentai, jie turbūt aišku, kad kada yra sėkmė, kada yra pasisekimas, yra labai džiugu, bet turbūt kaip ir namų nėra be dūmų, šeimoje visko būna, ar ne? Ar buvo kažkoks etapas, vėl čia vedu paralelę gal su maestro Kapučinsko įkūrėjo teatro pasakojimu, kada startas buvo 6 etatai muzikantams ir viskas labai laipsniškai, labai lėtai. Ir man yra labai smalsu, kiek reikėjo jėgų ir pastangų ir
kaip apskritai įmanoma šitiek metų neprarasti tos vilties, ėjimo vardant to tikslo ir kai šitoj vietoj, kai pats perėmė įstaigą su 100 virš etatų ir sužinai tą pradžią pačią, nuo ko viskas prasidėjo ir kad tai nebuvo jokio stebuklingo atsitikimo, staigaus padidėjimo, pagerėjimo ar kažkas kažką padovanojo. Tai šitoj vietoj labai, labai įspūdinga tas visas procesas ir man smalsu, ar jūs kaip kolektyvas, o kaip muzikantai, kurie tikrai irgi be galo daug turėjo to tikėjimo, motyvacijos, bet ar buvo tų momentų, kada jauti, kad kažkaip, kad darosi sunku ir kas padėjo, kokie dalykai padėjo tais laikotarpiais kažkaip neprarasti tos. Supratau, taip, čia geras toks klausimas. Aš atsakysiu gal tokiu vienu sakiniu, mes buvom jauni ir entuziazmas, jaunatviškas entuziazmas, kada tu negalvoji, kas ten toj piniginiai, bet tu nori kažką padaryti. Padaryti dėl miesto, padaryti dėl visuomenės. Ir mano, pavyzdžiui, toks tikslas, kai aš grįžau į tą Panevėžį, į savo gimtąjį miestą, aš norėjau, kad čia skambėtų smuikas. Ne tik tai, kad, kaip sakyti, čia teatre skambėtų smuikas, bet kad mokiniai pradėtų groti, kad kai nuvažiuosi į Vilnių, į konkursą, nesakytų, iš kur iš čia atvažiavo. O kas ten Panevėžy yra, su muzika kažkas. Nes kai aš stojau, tai profesoriaus Griciaus buvo klausimas. O kas ten su muzika Panevėžy? Aš žinau, sako, kad darželio auklėtojas tenai ruošia. Taip. O profesorius Urba jam atsakė, sako, ne, sako, yra ten technikumas. Tai mat šito nesinorėjo ir galbūt į tą remiantis pradėjom statyti, lipdyti ir rodyti, kad gaila, kad tas Vilnius nežino to Panevėžio, gaila. Nes kaip ir sūnus sako, mama, kam pasakau, kad tu ten Panevėžy groji orkestras, sako, o kas ten orkestras yra Panevėžyje? Taip, labai sunki ta pradžia buvo, kad prasimušti, kad įrodyti ir tie etatai, tai nežinau, tai simbolika buvo galbūt. Ta pati pradžia tai buvo simbolika. Nes žmonės norėjo groti, norėjo kažką keisti, daryti, muzikuoti, išeiti į sceną. Pradėjo, kiek aš žinau, aš pradžios tos pačios irgi nedalyvavau tam procese, tai kiek žinau, bažnyčiose koncertuodavo, kad irgi pasirodyti visuomeniai, kad mes turim, kad mes kažką veikiam, kad Panevėžy yra styginis instrumentas toks kaip smuikas. Violončelė tai išvis prabanga, nes mes tos violončelės, tai sakau, Liuba labai ilgai vieną atgrojo, tai lenkiu galvą irgi prieš tą žmogų, kad tiek įsilaikyti ir tiek stiprybės turėti, nes sunku vienam būti, tikrai sunku. Jau labai svarbu, kai tu šalia kažkas tai sėdi prie tavęs, irgi labai svarbu, koks kolega sėdi, nes tu irgi jauti tuos laukus. Tai su bet kuo aš, pavyzdžiui, irgi nelabai norėčiau kažkaip sėdėti, taip, nes mes kiekvienas, mes pasirenkam, taip. Aišku, orkestre tu galbūt darydamas muziką ar tą meną, tu neturi į tai galbūt reaguoti kažkaip tai, bet aš, pavyzdžiui, toks žmogus. Aš reaguoju į dirigentą, aš reaguoju šalia sėdinti, aš matau, kas prieš mane sėdi. Tai kažkaip taip yra. Ir kai mes buvom įpratę prie vieno dirigento, prie maestro Vidmanto Kapučinsko, ir paskui atsirado, čia aš dabar per savo prizmę sakau, atsirado keletas dirigentų. Tai man irgi buvo iššūkis, nes kiekvienas ateina su savo reikalavimais, kiekvienas su savo energetika, su savo aura, bet tikrai nei su vienu nesipykau ir tikrai ranką spaudė. Nors kaip mokiniai sako, mokytoja, o kodėl tik jums spaudžia tą ranką? O kodėl jums? Tik sakau, tai čia dirigentas sveikinasi su visu orkestru. Taip, per vieną. Taip, sakau, tai kiekvienam nespės rankos paduot, koncertas pasibaigs. Koks gražus paaiškinimas. Taip. Tai kažkaip taip mes įsiaiškinom tokius dalykus ir auginam, stengiamės auginti, tikrai turėjom dabar labai nemažą būrį, išleidom ir į Vilnių išvažiavo. Ar su pažadu sugrįžti?
Tikriausia, jau ne vienas jau mano, vat, Asta Striogaitė groja kvartete, Eva Baltrūnaitė jau į orkestre grįžta, nors dar mokosi, bet labai smagu, kad grįžta jaunimas ir su džiaugsmu grįžta ir su viltimi, taip pat savo gimtąjį miestą. Tai kažkaip smagu. Inga, kokie būtų palinkėjimai teatrui, mūsų pokalbio apibendrinimui ir teatrui, maestro Julius Geniušas labai gražiai perdavė linkėjimus orkestrui. Irgi per tuos pačius pabaigos palinkėjimus jūs gal irgi turit kažkokį tai... Aš orkestrui tai būtent tos atsakomybės, supratingumo vienas kitam, bendrystės. Kuo daugiau matyti kitą, gal ne per savo prizmę, per kito žmogaus prizmę. Ir daryti meną, daryti bendrą produktą. Ne atskirą, o būtent bendrą produktą. Ir tik tai laukti jaunimo, kuris tikrai tiesiog privalo mus keisti. Privalo. Nes dauguma, jaunimas dar norim groti, bet mokytojauti jau nenorim. Jau kažkaip tai, sako, ne, mokytoja, mes dar grot norėtume, bet dar, kad atvažiuoja irgi jauni žmonės, sako, mes dar kažkaip į tuos mokytojus nenorėtume. Nelabai. Nes žinau, kad reikalinga kantrybė, tikrai kantrybė, didelė kantrybė. Šiaip tai tik klestėti, stiprėti ir kurti bendrus planus, kurti bendrus projektus, didelius projektus. Ir jums, Kotryna, irgi stiprybės, kantrybės, sveikatos, svarbiausia sveikatos. Iš šypsenos tokios visada išliekančios. Aš turiu pasirinkti arba šypseną, arba akis. Tai aš turiu didelę dilemą visada, bet...